Mes išvažiuojam. Kur? Į viešbutį, čia nesaugu. Kažką apie tėvą sužinojai? Nieko naujo, viskas tas pats. Ne, tu kažką žinai. Mes abu žinom, tėvas suimtas. Sekantis galiu būti aš. O tai dėl ko čia viskas? Dėl to humoro, kur susprogo? Tėvas pykosi su jais. Per juos sėdėjo. Bet tokių nesąmonių tikrai nedarytų. Tai dėl ko? Atsiras pas paaiškins. Paskubėk, mašina laukia. Tai su kuo susipykai šiandien? Klausyk, jau vėlų. Bet tu rimtai manim nepasitikė. Su Šarkiu. O, stipriai? Stipriau nebūna. Dėl narkotikų. Kodėl tai pagalvojai? Nes daugiau jūsų nieks nesieja. Sukčiavo, pusę pinigų savo kišenę dėjusi. Nu kaip su tokiu dirbti? Neįmanoma. Šis traukė ginklą, grasino, kad nušaus. O jisai galėtų. Bet aš prokuroras. Neišdrys. Aišku, pagalius į ratus kaišios, bet aš tam pasiruošęs. Na va. Ir papasakoju, nes tavim pasitik. Ir mesk iš galvos tas nesąmonės, kad... O kaip dėl rytojaus? Tai padėsit, paslėpkit, gerai užmaskuokit ir koordinatės man atsiųsit. Supratau. Nu tai susimatysim. Iki, Olivija. Palauk. Gal gali tiksliai sužinot, kur yra laikomas mano tėvas? Pabandysiu. Jeigu rytoj nebus jokių žinių, aš turiu pažįstamų žurnalistų. Įdomu, kaip jie reagos sužinojo, kad policija pradangino žmogų. Neleisk tu skambinti jokiam žurnalistam. Kam mums tas dėmesys? Patys žymiai geriau viską įsiaiškinsim. Tai aišku. Sveikas. Gali kalbėti? Aha, reikia susitikti. Sveikas. Girdėjai, baronas dingo. Be žinios? Taip. O telefonas? Išjungtas. Šarkys sako, kad paėmė jį, bet paleido. Bet kažkaip baronas trečią dieną neranda kelio namo. Gal kitur laiko ko? Nu tai kam jį laikyti? Nežinau. O kokios pretenzijos jam? Kristupo nuėmimas? Ką aš žinau, nesigilinau. Šaudynės
Sodyba jo darbas. Gal ir jo. Geras psichas. Klausyk, tu pasidomėk atsargiai. Bet nieko nepažadu. Tai jau kaip išeis taip. Gerai. Labas. Labas. Keista. Nenumalšina skausmo. Kaip anksčiau. Kai mano sraigtasparnis sudužo Kaip sekės? prie Parnidžio kopos Tikiuosi, kad gerai. ir aš daug gėriau, Ką žiūri? bandžiau Ai, serialą. malšinti skausmą. Kokį? Ne tau Marina, Karina, kažkaip taip. Patinka? Ne. Nu tai papasakok. Tai sudilinau su prokuroru viską. Ryt paduodam pirmą partiją. O tai kaip Šarkys, nekeršys? Kam nekeršys? Jis apie mus nieko nežino. O kaip dėl Barono? Kaip dingo, taip dingo. Olivija pergyvena. Tai gal jau ir gyvo nebėra? Visko gali būti. Einu į vonią. Nedirbam! A, čia tu. Suruošta? Jo. Skambinu Grantui. Neskambink. Kodėl? Daug galvojau. Visokius variantus permaščiau. Ilgiau lauk nebegalim. Reikia imt Grantą už subinės. Jo čia darbas su ta kita taše. Ne Grantą. Jisai su manim buvo. Tai aišku, kad ne pats, kitą pasiuntė. Tiek protelio dar net jam užteko. Ne Granto čia darbas. Nu, ne Granto. Tai kieno? Pasakyk, kad toks gudrus. Pasakyk! Toli važiuot. Kairė, dešinė, dešinė, kairė, paskui vėl dešinė, paskui. Baig tuos savo pezalus. Normaliai pasakyk. Už miesto 10 km reikia pavažiuoti. Viskas gerai, ten vaikystės geras draugas, pirkėjas. Be streso bus. Važiuojam. Jau išblukę vaizdai ir ne viskas čia aišku. Plieno skonis burnoj, šaltas smėlis tarp pirštų. Noriu garsiai sulot, bet grandinė spaudžia kaklą. Viskas vyksta tyloj, kaip staugimas per sapną. Aš apleistas karys prie nukritusio ginklo, bet likimas bailys dar neatima tikslo.
nepakeis. Reikia stotis ant kojų, aš likimo nepardaviau, dar savęs neapleidau, vaikas davė vilties ir minutėm ją gaudau. Reikia keltis ir eit, bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors jis vardosi sielą. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės slysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eit, bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors jis vardosi sielą. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės slysta po kojom, turi bėgti kartu. Aš tau tai pasakysiu. Slėpta vara miške pagal GPS koordinatės - durnystė. Skaityk, kol atvažiuoja, 2-3 valandos praeina. O jei kas pamato, randa ir nunešt gali. Ir mentus iškviesti. Aišku, iš rankų į rankas rizikos daugiau. Bet nėra to laiko tarpo, per kurį velniai žino, kas gali atsitikti. Tai gal taip ir buvo? Kaip? Nu, kažkas pastebėjo, priėjo, davė per galvą. Nu jo, pastebėjo, bet kažkodėl laukė, kol su taše nueis iki slėptuvės ir tik tada davė per galvą, ne? Nu jo. Bet tai tikrai ne Grantas. Išsiaiškinsim. Henrikas klausė, ar pakalbėjai. Sakau, ką čia kalbėt? Per galvą duot reikia. Tai gerai, sako. Atvažiuokit pas mane, papresuosi. Taip ir padarysiu. Važiavom.
šiukšlių maiše. Kokia nepagarba pinigams. Bet už tai niekas nesupras, kad ten pinigai. Skambink Grantui. Kas yra? O gal be manęs? Grantas yra mano draugas. Ir šiaip aš netoks žmogus. Tai apsispręsk. Koks tu žmogus ir kieno pusėje esi. Skambink. Ką čia žiūrinėjai? Larkinas atsiuntė užmaskuotą prekę. Žiūrėk. Matosi? Visai nesimato. Kur čia yra? Tai pas Larkiną kieme. Larkino kieme. Tik nematai, kad miškas. Labai aš turiu žinoti, kur jisai gyvena. Gerk kavą. Tuo išsiųsiu. Tai kokie planai? Nu ką, užsukt statybas, atiduot Beniai skolą ir, kaip ir planas su tavim, apsiženėt. Kaip ir. Tai neši ant rankų mane. Per visus tiltus. Tiesa. Atsineši telefoną, parodysiu tau vieną labai fainą vietą, kur galėtum švęsti.